rytas. 3:14. Varo. Jau lipom į lėktuvą. Šiaip turėjom sėdėti dviesi. Tai tas prie krašto, aš prie vidurio ir kažkas čia. Bet daugiau niekas netėjo į lėktuvą, tai aš užsiėmiau vietą prie lango, kaip visada. Tai atvarėm į Tasmaniją, man atrodo dar nefilmavom, kur pasakėm, kur važiuojam. Tai atvažiavom į Tasmaniją, tai Tasmanija yra apačioje Australijos maža sala, truputėlį didesnė už Lietuvą, ten 1,3% kažkas tokio karto didesnė, tai nelabai didesnė, gyvena tik 700 000 žmonių, buvus kolonija. Tai labai daug senų pastatų, jaučiasi iš karto, matosi, kad yra senas miestas, pats Hobartas, uostamiestis. Ganėtinai gražus, dar nieko nelabai pamatėm, iki parduotuvės tik nuvažiavom, bet važiuosim dar gal kažką nufilmuosim, kažką gražaus. Tai vis dėlto atvažiavome į Mount Wellington, kur turėtume matyti visą Hobartą. Bet labai debesuota ir tiesiog esam debesy. Tiesiog. Gal dar prasisklaidys biškį debesis kur nors, tai gal kažką ir pamatysim, bet labai abejoju. Atvažiavom prie krioklio, karts nuo karto lyja, tai visi maišuose. Nusipirkom parkų leidimą, tai $100 mašinai 2 mėnesiam. Tai nebrangiai, nes jeigu atskirai individualiai pirkti, kaina kosminė būtų. Tai dabar biškį apstojo lyt, einam prie krioklio. Nuėjom iki vieno krioklio, gražus labai, kadangi lyja visą dieną, tai ir sraunus. Highland Lakes. Labai šalta, baisiai šalta, mes kai dar atvažiavę iš tokios šilumos. Bet labai gražu, tik greitai pasifotkinom. Mane Miglė jau reikia, kad duris daryt, nes labai šalta. Gerai, važiuojam toliau, pakuojamės. Labai šalta, jau 7 vakaro.
Atvažiavom į Devonportą. Labai gražus miestas, uostamiestis. Eisim kažkur pavalgyt, nes jau 8 valandos. Viskas užsidarinėja. Čia kai vis tiek negyvena labai daug žmonių, tai ir užsidarinėja anksti ir tikriausiai atsidarinėja anksti. Labas rytas. Ką tik atsikėlėm. Valgom pusryčius, Miglė valgo bomžpakė. Ruošiamės, dar kiti miega. Visi susiruošėm, dar turim kem minučių susiruošti ir važiuojam toliau. Labas rytas. Atvažiavom į apžvalgos aikštelę. Vadinasi, kad yra Gorge. Pasižiūrėkit. Atvažiavom į lavandų laukus, susimokėjom $20. Laukai nežydi, bet vis tiek labai gražu, nes viskas taip lygiai susodinta gražiai. Kiek akrų čia tai? Virš 200 akrų, man atrodo, čia. Tų lavandų. Labai fainai. Dabar einam pasivaikščioti. Kavinėje užkandom truputį. Važiuojam link Blue Lake'o, visi užsimanėm valgyt, tai dabar sustojame kažkokią kepyklą, kažką užkast. Bet čia saldumynai, bet viskas suvalgyčiau. Atvažiavom iki mažojo mėlynojo ežero. Tai jos spalva yra tokia dėl to, kad buvo seniau kasykla, kur kasė mineralus ir jose dabar dar pilna ant dugno yra. Tai pakelsim droną, pažiūrėsim, kaip atrodo. Labai vėjuota, gal biškį nejaukų kelt, bet pakelsim. Pagaliau pasiekėm pakrantę ir atvažiavom į Binalong Bay. Ir tiesiog paprasčiausia kažkokią įlanką. Pažiūrėsim, apsižiūrėsim, kaip atrodo. Važiavom į Bay of Fires lagūną. Turėtų čia būti labai gražu, tik dabar nėra saulytės, tai netoks žydras vanduo.
Čia šiandien aš planavau eiti anksčiau, bet nesigau. Su batai! Laukiu, aš tikrai mažai laukiu. Aš jau laukiu. Ar vėl tas pats? O tai kur dar viena? Va, tai čia 4 žmonės. Škonkės 3. Gerai, užteks. Bet nedaryk storą, nes neiškeps. Aš taip pat turiu tai aš jį suspausti. Nu, tipo... Tai dabar dėk ir dėk į keptuvę. Pirmas blynas, kaip sakė. Pirmas blynas. Liuks. Oi, skaniai. Labas rytas. Jau pavalgę, viską nusiprausę. Truputėlį vėlokai išvažiuosim. Bet kaip ir viskas gerai. Geresnis kelias šiandien, tai greit nulėksim, dabar pakuojamės, dedamės visus daiktus ir važiuojam. Reikia normalus. Žiūrėkit, kaip gražu. Bet kad tai pingviną pamatyčiau, Atvažiavom į Bičeno miestelį, kur turėtų būti blowhole. Tarp akmenų ateina banga ir šauna vanduo į viršų, tai čia už manęs, bet nelabai banguoja jūra, tai nelabai matos. Šitą miestelį dar yra pingvinų, bet tikriausiai jau išplaukia žvejot. Atvažiavom į žygį, į Mount Amos. Pats gražiausias Tasmanijos kalnas, bet to pačiu ir pats sudėtingiausias. Apie 4 kilometrai, bet lipt ir nulipt yra nuo 3 iki 5 valandų. Bet truputėlį palipsim ir pažiūrėsim, ar galim lipti. Mums sakė taip gidė, kad pasižiūrėkit, ar nebijot, kaip atrodo, nes nusileisti irgi reikės kažkaip. Tai einam žiūrėti, kaip atrodo. Nu, tai kalniečiai, esat matę tą filmą su kalniečiais? Helikopteris atskris, na. O gal... Nekelsim, tu žinai, kokias baudas šitose? Ne, nežinau. Yra. Well-equipped walkers, nu nachui.
viršūnę filmavau, nešnekėjau, nes labai vėjas pučia. Užlipt buvo žymiai lengviau negu nulipti. Galvoja, pamiršau tiesiog. Ta prasme, net kamerą padėjau į kuprinę, nes nėra, reikia rankų. Tai dar liko nusileisti, nežinau, dar gal koks pusvalandis, 5 minučių. Bet jau paprastai, jau gal ir išeis kamerą palaikyti rankose. Viskas. Pagaliau mašinai. Pasivaikščiau. Gražu. Biškai gal pavojingas, status slidu, su batais tokiais, kokiais esam, nelabai patogu. Bet gražu. Svarbiausia. Sulaukiam dabar kitų, nes dar nuėjo biškutį kitur. Ir važiuosim žiūrėti dar kažko. Aš suprantu, bet Tiesiog nueit, nes haikas ten eina. Į tą pusę. bet ten įspūdį. Šaltis toks, kad jau gėliai lipus, bet jau atvažiavom, tai įkrisim. Eina. Aš man, gėda būtų pasikalbėjus. Neįlip. Persirengu šortus, nebūtų. Mane įdrįst. Panuoli vyrai. Žiūrėt. Kuris užvedė kalbą, reikia įsimaudyt, man įdomu. Aš norėjau, kai saulė švietė, plečiam, negalvojau, kad ant tiek šalta bus. Negalvojau, tikrai švietė šalta bus. Atvažiavom į Jūros gėrybių restoraną, pasiėmėm 12 austrių šviežios, čia jie turi net ir savo turus, kur augina. Ir sako, kad labai Tasmanijoj, kadangi švarus vanduo, tai ir jos labai skanios ir pakankamai pigios. Paragausim, pasiėmėm tabasko ir sojos padažo. Cheers. Round. Čia toks tipas, žinai, iš čia perėmė. Round 2. Aš susai. Tu man, jeigu šiandien bus tėlė, tai bus nepaleidai. Mūsų vakarienė. Atvažiavom į hostelį savo. Motor Inn vadinas. Labas rytas. Nežinau, ar vakar nufilmavom, kur atvažiavom, nes labai vėlai atvažiavom. Bet dabar jau ryte, galiu parodyti, kaip atrodo. Dar pusę miega žmonių. Čia. Miglė. Turim sujungtą kambarį. Labas rytas, turim dar vieną dieną. Atsikėlėm, pavalgėm, susiruošėm. Varysim dabar prie jūros kažkur ir po to plauksim su laivu. Tukas pakuojas daiktus. Laukiam kitų ir važiuosim.
Atvažiavom į Tasmanijos salų kruizą. Gavom visi striukės raudonas. Eisim dabar į, kaip briefingas, instrukcijas klausyt. Labai daug žmonių. Sakė, gali būti biški šalta, nes greitai plauksim. Bet pažiūrėsim, turėtų būti labai gražu, nes įspūdingi fjordai ir pakrantės. Gal dar pamatysim kokį gyvūną. We're going to split up into 3 groups. Got 3 boats going out, about 40 people. Ką tik grįžom iš prasiplaukimo laivu. Visiems labai patiko, daug pamatėm gyvūnijos. Biški buvo momentai šalta, momentais karšta, bet iš esmės labai patiko. Dabar varysim pavalgyt ir tikriausiai į haiką. Biškutį užsivėlinom, tai nuvažiavom prie haiko, bet neįsim, nes per vėlai. Atėjom 4 valandas haikas, tai tikrai neįsim jau, tamsoj nesinori važiuoti, va, atvažiavom į nuostabiai gražų paplūdimį įsimaudyti. Galim turą padaryti. Pirmą nuo balkono pradėk. Paskutinė naktis. Pasižiūrėkit, sakiau, ką vaizdu. Taip va, vienas bus geriamas. Taip va. Koks skanus rozė. Pasaka. Keliaujam toliau. Šeimininkė, brodom. Va. Koks Alionas mūsų ardmus. Net per daug vietų, žinau, kad aš tiek energijos neturiu. Va. Kokio dydžio televizorius pamatuoti. Gyvinis televizorius. Žydinuką pasivirsi. Malko nėra. Žiūrėkit, o? Turą mes darom. Turo po mentūro. Ryte, čia benediktai bus kepami belekas, žodžiu, taustai. Avokado taustai su lašišyte. Ir kiek kambarių dar? King size bed. Pirmoji. Va, antroji. Kaip gražiai viskas. Čia užleisim gal. Titui su Migle gal. Bet aš galvoju, kad Titas su Migle. Čia bernai mėgos, ar Titui su Migle čia, nes Miglei žiauriai žalia spalva patinka, tai aš galvoju, gal ir čia darys mėgos. Tadam! Tai įsikūrėm namuose, tiesiog nieko nefilmavom, nes tiesiog pavalgėm truputėlį, ką turėjom, parduotuvė nedirbo, tai iš likučių visų. Pažiūrėjom YouTube'ą ir rytoj keliamės iš ryto anksti. Kelsimės į Marija Island, tai iki ryt. Bet išsikraustėm jau. Buvo nuomininkė parašys, kad reikėtų išjungti boilerį, taip toliau, boilerį neradom, tai sakom, varom iš čia ir tiek.
Rytas toks. dabar? Visą. Saulėta, bet truputį ir vėsų. Kokie 12 laipsnių. Taip, biškai apsirengiam, vat. Taip ryte irgi. Apsirengus. Nežinau, gal kažką užfilmuosiu daugiau. Tam kartui. Tai atvažiavom dabar iki prieplaukos. Šiandien kelsimės į Marija Island. Tai va jau keltas už mūsų stovis, už šitą plauksim. Dar turim laiko, 20 minučių. Tai dar truputį kažką galim užkasti ir ką, plauksim. Atėjom į Painted Cliffs, bet kadangi pakilęs labai vanduo, turėjom lysti per miškelį, va iš čia išlindom kažkur, bet labai gražiai, vanduo labai skaidrus. Pasigrožim, pasifotkinam ir einam toliau. Vaikštam Marija Island. Nesutikom dar nei vieno vombato, tikriausiai ir nesutiksim. Bet vien dėl vaizdų buvo verta atvažiuoti. Labai žalia, daug uolų, labai gražus vaizdas aplinkui. Grįžom atgal į keltą, pabuvom saloj. Šiaip netai pamatėm vieną vombatą, nes mes apėjom ratą, pasivaikščiojom, nieko nebuvo. Jam dar per šalta buvo, tikrais apie 2 valandą galėjom išsilysti iš savo urvų. Eglė viena ėjo per miškus iš vombatų, tai jinai surado, dar pamatė +2. Ir tada vieną, kad paskutinį pamatė, parodė ir mums kuras, tai nuėjom, visi pasidžiaugiam, pasižiūrėjom. Labai smagu, labai faini tokie maži meškiukai. Dabar plauksim atgal. Ir važiuosim į Hobartą. Gali kokį sūrio fermą. Pažiūrėsim pagal laiką, ar spėjom. Gal spėsim. Viskas, pasistatėm savo Mitsubishi atgal į vietą. Dabar Povilas sufotkina. Kad nesimatytų įkalčių, nes kai kas buvo. Jo, nes partrenkėm Tasmanijos velnę, iš tikrųjų nerodžiau. Biški buferių. Palenkėm. Čia. Tasmanijos velnis palenkėme. Tasmanijos velnas tiesiai ant kelio stovėjo. Velnis tiesiai roja. Nu, bet nieko.
Pastatėm, pažiūrėsim, kas bus. Vis tiek neaišku, kada čia sužinos. Nelabai matosi. O dabar einam į autobusą. Važiavom jau į oro uostą. Skrydis po 8:50, tai dar turim laiko visai nemažai. Su autobusu atvažiavom, viskas gerai. Visi pavargę truputį. Einam į oro uostą ir viskas, skrisim namo. Pas mus vyksta pokerio turnyras. Turim belenkokią didumo kortas. Kaladę. Opa, dalinam. Nykščio dydžio kortas. Ir atspėkit, kas laimėjo prieš tai, tiksliau nepralaimėjo. Eglė nepralaimėjo. Šitie du miega jau. Jie dar apie šitą video nieko nežino. Jie apie jį sužinos ir tai... Sužinos, kai reikės montuoti. Jo. Tai linkėjimai jums, kad ir jūs, kur jūs bebūtumėt, bet mes esam lėktuve, laukiam karučio, kol Laukiam ne karučio, o alučio. Karučio su alučiu. Viskas, čiau, jį pasimatymą, kai įsiblaivysim, pasuksim. Share, like, comment, nežinau, tai reikia bulvinis blynus su lašiša. Ir tiek, tai jo, ačiū.